Kuomet pradedate vystymosi darbą su savimi, realizavimo, savęs suvokimo, psichikos vystymosi kelią, jūs palaipsniui išsilaisvinate iš energetiškai užterštos purvinos būsenos. Kai pradedate dirbti su aukšto dažnio tyromis vibracijomis, jūsų organizmas pradeda išsilaisvinti nuo skausmo, kančių, baimių, liūdesio ir išgyvenimų. Visos šios būsenos pasireiškia ligų, prislėgtumo, kūno laužimo ir netgi agresijos pojūčio. O tai ir yra pašalinimas. Tai reiškia, jog jūsų organizmas išsilaisvindamas pašalina visas šias griaunančias būsenas. Kodėl tai vyksta? Viskas, kas jūs atveda prie baimių ir kančių, yra žemas dažnis. Jis pasireiškia vidinėmis griaunančiamis būsenomis. Dėl to per griovimą jos palieka jūsų organizmą. Po visų šių procesų žmogui palengvėja. Jis atgimsta, pajaučia save naujai bei keičiasi vidumi. Tokiu būdu jam atsiveria naujas puikus gyvenimas. Žmogus išsilaisvina nuo griaunančios užterštos būsenos, skausmo, ligų, kančių, baimių bei pasikeičia vidumi. Pasikeitusi žmogaus vidinę būseną tuoj pat pradeda formuoti visiškai kitokią, kūrybingą, gerą klestinčią realybę bei puikų gyvenimą. To pasiekti galima tik vienu būdu, kuomet išsilaisvinate nuo vidinio purvo. Pakeldami savo vibracijų, genų spinduliavimų dažnį, jūs įeinate į rezonanso sąveikos būseną su kvantinė superpozicija ir formuojate gerą, kūrybingą gyvenimą. Tai įmanoma, mėlėjai, negaliu pasakyti, kad tai paprasta, bet galiu užtikrinti, kad tai įmanoma. Ieškokite, belskitės, jūs būtinai rasite ir jums bus atverta. Veikit, nelaukit, nes tam laiko nėra. Tie, kurie pradeda dabar, jie šiek tiek vėluoja. Jiems reikėjo pradėti tai daryti anksčiau. Iki šio momento jie jau būtų pasiekę labai aukštą lygį. Iš savo mokinių patirties galiu jums pasakyti, veikit, siekit, įgyvendinkit ir jums bus duota.